Sveiki valiuto gerbėjai, vasario mėnuo, sniego gilu, vykstame į lapių medžioklę. Šiandien oras šiek tiek minkštesnis, mažiau girgždas sniegas, bandysiu apeiti suplanuotą perimetrą prieš vėją, kas yra svarbu, nes lapė puikiai mato, puikiai girdi ir puikiai uodžia. Medžioju su šautuvėliu Tika T3X Lite, tai lengvas patogus ginklas. Ir kas svarbu, kai tau jau sunku eiti per sniegą ir sniego giliai, tai, kaip sakyt, kiekvienas papildomas kilogramas yra našta. Tai aš tikiuosi, kad toks sprendimas yra man visiškai priimtinas. Ir naudoju ginklą su 6,5 Creedmoor kalibru, todėl kad man šis kalibras patinka dėl savo balistikos, jo maloni atatranka, o kai medžioji su slopintuvu, tai galima sakyti visiškai nieko nejauti ir lapių medžiokliai turbūt tinkama kulka. Eidamas stengiuosi turėti priedangą šiokią tokią, nes jeigu eičiau per atvirą lauką, tai tikrai mane bet kuris žvėris, o jo labiau lapė, tikrai pastebėtų. Turiu medžioklę pasiėmęs porą vilioklių, tai susiradau vietą su priedanga ir bandysiu šitoje vietoje pavilioti lapę. Tai sužeisto kiškio garsas ir pelės garsas. Kadangi žeisto kiškio balsas isteriškas, tai ir medžiotojui atkuriant šitą balsą reikėtų irgi šiek tiek paisterikuoti. Imitavau sužeisto kiškio garsą, atskrido krankliai. Tai vadinasi veikia ir plėšrius paukščius šitas garsas. Ir žiemos medžioklė turi tą savo šarmą ypatumą, kad baltą viską tu gerai matai, bet reikia nepamiršti, kad ir gyvūnas puikiai mato, kas dedasi ant to sniego. Sniegas yra geras indikatorius suprasti toje vietoje. Yra ar nėra gyvūnų, kokie takai, kokie veiklos pėdsakai. Na ir be abejo, tamsus paros metas ne visada yra mums palankiausias, kada žvėris yra aktyviausiai. Tai arba mes naudojam priemonės, arba mėgaujamės tradicinę medžioklę. Kaip yra šiandien, aš tiesiog medžiosiu iki tamsos. Matau šmėžuojančią laputę apie 150 metrų. Bandysiu paleisti žuvį. Kad ir saulės grąža prasidėjo, bet vis tiek žiemiškos dienos, trumpos dienos ir greitai baigėsi. Lapė sumedžiota. Likite kartu su Valit iki kito reportažo.